Sunkiai ėjo tas vakar, tikrai. Ja, tai čia tu. Tai tu žinai ką, labai po valiukui, nenupjaudamas man žiltos. Meškerė reikia, įsivaizduoju, į kitą pusę. Jau ten visą, ne ten labai stipriai, žinai, kad man valgų nenupjaut. Tai nevidas. Aš karočią šis O, atleidžiu. supin, žinau. Nu, ką daryti? Kūro pasiu pamiršiu. Nu, jo, viena pusė. Bet man negerai, man eina per valus, aš jaučiu bardą dardėjimą. Tai važiuojame į Linelį šiandien išbandyti naujų boilių. Naujiena Lietuvoje. Parodysiu kitame epizode. Važiuoju su kolega Raimondu, profesionaliu karpininku, mano mokytoju. Tai liko mums 5 km iki Linelio ežero. Bandysim įsikurt ir tikiuosi prafilmuoti neblogų kadrų. Tai susitinkam kitam epizode, manau jau stovykloje, o galgi netgi jau su Karpių krante. Bet manau pirmiausia įsirengsim, apeisim turą, pasižiūrėsim kaip gyvenam. Na va, sukame link Linelio. Judam į miškelį ir judėsim link Linelio krantų. Ir judėsim link savo sektoriaus. O čia nusileidimas truputėlį. Važiuojant tokiais miško keliais, tai žiauriai nemėgstu, kai būna šaknis ant kelio perėjusios. Jos gyvenime nesusitripia, atrodo, jos per jas važinėja dienom. Iš dienų jos vis tiek kietos būna. Žiauriai nemėgstu per važiuoklę, kai jos kert. Na, bet gamta yra gamta, gi neiškirsi šaknų, ne? Užuodžiu sektorių. Užuodžiu mūsų sektorių visai netoli. Kodėl mes čia sustojam? Tikriausiai kažkas užėmė sektorių, dar neišvažiavęs. Ne, draugas nuėjo nuimti lenciūgą. Palaukit, reikia sakyti grandinę. Privati valda. O matot, dabar grandinė nuimta ir aš kai kirsiu ją, jau moteris čia nevadovaus. Moteris čia negali vadovauti mums pravažiavus. Čia jau yra vyrų oazė, vyrų taisyklės. Taip, kad jei moteris peržengia šitą ribą, turi tyliai sėdėti ir klausyti vyrų. Mašinos pilnas, kaip visada. Čia tai išvis karavanas, ko ten tik nerasi. Varom apsižiūrėti. Sektorius 5. Blemba, aš maniau, kad čia kitas sektoriaus, jo numeris kitas, bet čia 5 pasirodo, ne? Va, čia dėsim savo raskladuškas. Žiūrim, lieptas truputį palinkęs. Jau reiktų paremontuoti. Vanduo pakilęs. Va. Vaizdelis nuo mūsų sektoriaus. Kažkaip žmonių kitose sektoriuose nesimato. Įdomu, ar kitose sektoriuose žmonių dar bus, žinai? Bus, ane? Man turim snarglių. Biški žolyčių, gal reikės jas susisemt, kad būtų patogu traukti. Gražus Linelis. Gerai, einam ruoštis, padėti. Jo, mūsų palapinė beveik stovi. Pažiūrėkit, kokia seksuali užpakalytė. Nebijok, nesimatė nieko.
Uždėsime N18. Tai va taip vyksta mūsų truputėlį reklamos filmavimas. Boiliukus naujus sufilmavom. Amūrams netgi yra. Čia gavom progą realiai pirmieji Lietuvoje išbandyti. Naujus boilius atkeliavusius. Viduj turim džemą. Žalias, raudonas, nu ten braškė, kukurūzas, visoks popikai. Ko taip? Ne-a. Visokiausi pašariukai. Čia irgi sufilmavom, sufotografavom. Backstage'as, sako, kukurūzai tai yra seed mixas mūsų laiko. Mišinukas, kad nekristų viskas. Ir nervuojasi mūsų žmogus. Kadangi daug žolių pasirodo. Kokią čia problemą blokė turim žolių, ne? Čia žinai, kad tie snargliai priaugę, čia tik kiek mes matom, o toliau jaučiu jų ten irgi gražumėlis. Yra, nėra bus. Pirmas laimikis. Tikrinam dugną. Užkabino kažką. Ai, pritraukė. Tai supintų valo. Supintų valu. Sakalį nerį negalima supintų valu. Sakalį nerį negalima, bet čia tai niekur negalima. Ai, žiūrėk net. Kaip čia, ble? A, čia gelikas padarytas kažkoks. Bet jisai nusviręs jau, ne? Taip pagaunas? Ne, tai pas manęs. Va, žodžiu. Žiūrim toliau. Štai masaliukas vienas tepliuojasi. Žiauriai saldus, pats suvalgyčiau. Ir popiukas. Jau ten bėga, kai matot. Iš vidaus. Gal gausis biškį patraukt, parodyt. Viduje yra džemas. Pasitaisysiu po to prieš metant viską. Ir turim kitą taip pat. Irgi popikas atpjautas ir boilikas. Tuoj prasidės užmetimai. Ir dar plius 3 meškerės kitokiais skoniais.
sunku, žiauriai. Sunku, aš manau, bet. Tikėti. Jis kai medis geina, tau reikia palaikyti jaučio, ne? Čia reiktų vienam bertų, kitam laikyti. Davai, tu varyk, aš pabėsiu. Po nedaug, nepavarė. Čia kaip pagonų pienas kūčiom. Nieko daugiau, kad su vandeniu. Gal dar geriau, ne? Lengviau. Kameristas. Kanapėlių. Gaila sušlapintų, sausų neturim. Opapa. Tigriukas. Čia jeigu kam neaišku, tai turim auto tigriuko. Ką? Tradiciškai varom kukurūzą. Balinencijus. Truputį ir patraišku. Opa. Negal tokias mintis ateina. Tada įvarom dar truputį žuvyčių. Dar truputėlį varysim. Oi, uodas kamba. Ir dabar truputėlį pramiksinsim visą masę, kad prieš pilant skystalą lygiai pasidalintų viskas. Turim jaukaliuko skanaus. Kam įdomu, klauskit komentaruose. Ką lietuvaičiai užsimės saldeką į vieną pusę. Wow. Tuoj kolega susišers, tada aš susišersiu savo pusę skirtingų jauko ir bandysime eksperimentuoti. Oras kol kas labai džiugina, viską įsirengę, pasiruošę, tai susimetam, susišeriam, tada eisim keptis. Kurtis komoduką, eisim valgyti kažką darytis, nes jau pilvai gurgia, 2,5 valandos mes čia jau kaip sėdim. Trunka tas įsikūrimas, bet nėra kur skubėti, kai 2 paros priekį. Tai kai vanduo sujudo, buvo ramus keistiklas ir visos vienu metu per visą ežerą pradėjo.
Tiesiog visas pradėjo daužyti paviršių. Anomalijos įdomu, jeigu žinot, kodėl čia taip visos žuvis sušoko, pradėjo daužyti viršų. Šėrimas buvo prieš 2 valandas, tai tikrai ne dabar. Tiesiog per visą ežerą pradėjo daužyti. Gal tu sversi, aš tada pafilmuosiu, bet su laimikiu tai nusifotografuoju tada. Parodom hebrai. Koks spėjimas, kolegas? Kokie? 7-8. 6-8. 7-8. Turim draugą. Nu. Gerai, neveistinam taimo. Epizodą baigiam, varysim greitai svėrimo, vandens atnešam ir... Kaip 8? Nu, tai nes su šito laikymo maitų mėžu 9. Normaliai be mečiojimo yra nufilmuo. Davai. Jo. Gerai, pasversime elektroninį ir žinosim kiek. Tai ne, tai čia yra tiksliau. 900 su maišu. Su maišu, tai kiek gaunas? 8-9? 8. Tai taip ir sakiau, 8. Žaiba. Gera masė tokia nuplaukia, ne? Oi, jisai kas. Mhm. Nu ne, aš. Aš galėjau telefoną laikyti. Nu gerai, laikyk telefoną. A dar biškį atrodo, kad svertų? Šiška? Kažkas ant mašiną nukrito. Šiška? Sigandai? Nedėtkas. Koks masalas. Jau patirpęs. Nuo vakar jisai iki 9-8. Rozalinda. Nu, pažiūrėsiu. O šitas peleką gražų atstatęs. Čiupuk. Auk iš kitos pusės.
Kupriukas.